Jau. Turim pilną kiemą automobilių. Pats naujausias šitas. Čia stovi kompaktėlis. Visiškai stok. Po kapotu, kurio nėra. MPM2 kolikai. Programos jokios. Dar ateis laikas. Viduje turime irgi gana paprastą salonėlį. Lankai. Ir po rūčkę. Lopšiukas standartiškai. Ir vairas. Tai va, tokias tokelis. Aišku, standartiškai šilo lokos. Ir kaip ir viskas. Čia turim šiek tiek rimtesnį aparatą, ne Haroldai? Taip. Čia stovi ir pas jau važiuokliai. Ir turim jau 3 litrus po kapotu. Ten, tarp kitko, buvo 2,5. Čia 3 litrai. Jau rimčiau, smagiau. Dar netestavom šito automobilio, nes naujai nupirktas. Salonas irgi toks paprastas, bet jau gan stipriai paruošta iš tikrųjų ir sport pasui. Ir realiai sport pasai ir betrūksta šiam automobiliu, išsitrauks ir bus viskas tvarkoje. Standartiškai irgi gale turim puslankius. Koks čia Harry buvo kitas, va šitas? Pelonį? Pelonį? Nežinau, aš neatsimenu. Turim išpjaustytą galą. Čia, aišku, jis divalkė padaryta, reikės persidaryti. Pirmais treniruotės, tai čia viską laikosi ant vieno. Ui, nefokusuoja. Ant laikiklio vieno. Kad nebūtų problemų ateityje. Tai va, tokias tokelės. Čia šiaip geltonas šudukas. Matysim, kaip seksis pirmoji treniruotėj. Ai, bet aš tą vairą galiu tik rimtai taip reikia pastumti. Bet man net realiai, patvarkingai. Šiaip koja, nežinau, turėtų... Aš nežinau, kaip su sankabos koja turbūt. Nu dar turbūt turėtų, kai išmini pilnai, šiek tiek dar turėtų ant kojas eigos būti. Taip, o tai... Tai gal šiek tiek arčiau reikėtų. Per vieną realiai tą pastumti viskas, tai gal pastumtume per tą vieną. Gal pastumtume. Bandykim. Sveiki. Ar išeiti šiandien paimti savaitgalį, puštis sveiki išeita, ne? Jo. Bet nesidavė vairą. Ką? Nu, būtumėm draugai padėtumėm. Ai, tu čia likas su ratlankiais nepaneš. Tai toks seniai likat čia tik tai su ratlankiais nepaneš su viena ranka. Tai tada galite iš Harus paimti 2 paminės. Aš ją paimti. Aš paimsiu ratlankiais. Gerai, aš paimsiu iš čia. Aptikim gėlyčių. Šiukšlynas. Susitvarkysi vieną kartą. Čia. Taik.
Turėsime nors tu vidų. Paieškosim. Sulaužysi man dar neslenkščius. Ai, pas mane iš mano galėsim visur. Šitas? Kaip tu manai, ar dėtlyti pas mane tą sėdynę, ar ne? Ta prasme, dėt sėdynę. Ar dėt sėdynę? Keleivė. Dėt? Aišku, tai norėsi pravežti kažką smagiai. Draugė atvažiuoja. Bet jums pirmiausia reikėjo įsidėti, ne nuo to pradėjot, vyrai. Reikėjo pirmiausia įsidėti diržą. Ką tu čia sueiksti? Tai gerai, tu tiesiog taip prikelsi mano biškį. Kažką puliuoji. Tai gal tą pirmą ištraukiam. Išsitrauk. Man tas karočią puliuoji stabilinik. Nu, kačiokas. Sekundė kažkur kažką laiką. Nieks nelaiko, viskas gerai, viskas tvarkoja. Ai, čia. Nenubraižiai kaimyną mašiną. O kur yra tas varžtas? Sakytė, turiu aš to. Ne, čia reikės biškį kažką pakimičinti. Tai aš turiu. Pasa. Nu ką, važiuojam ieškoti diržo į garažą. Gerai, reikia ir man bėgti. Atrodo, kad stopas įjungtas visada. Pirmas testas, ar ne? Pip, pip. Ką? Ne, pofik. Pirmi testai. Nedidelis, bet... Tai va, turim dar vieną čia aparatą. 2.5 plytą. Kur irgi ruošiam šiek gerą lopšiuko dar. Turim vairą. IRP rūčkę. IRP parts. Turim tokį setupuką. Irgi gana greitai padaryta. Čia prie tunelio su varžtais prisekta. Ir visi. Bus irgi pirma treniruotė. Čia irgi daug nieks neruošta. Tas paprasta. Jūs testuot pradžiai kaip važiuoja. Ar gyvas 2.5. Tada jau bus kažką galima mąstyti. Dabar iš šito pilko KM6 bandysim išsitraukti diržus ir įdėti pas Harį. Sparną dėti. Gal Išsakyms taip baisai. Ką reiškia irba? Vietai, neįmi raktą garažą. Ne. Leisti, man susigliučinas eina. Taigi garažas atrakintas. Ai, dar yra du. Ir mums sėdėdė lauk. Sėdėnė. Sėdynė, sėdėnė. Kaip jūs man sakot. Įmam. Su žiebinėm pirštėm svarbiausia. Saugumo svarbiausia. Ai, nu, man tyru pizda. Ai, kaip tu čia dar prisukęs esi? Jūro.
Dar taip užveržiant. Aš išėmusi per... Ką? Nu ne, Kas yra? nes aš išėmusi daržą, o pas mane nieks negalėsi. O tu ten esi pirštai čia prisukai? Jo. Nu nein, mano toks su pirštais. Reik biškį prie mergyčių, Hari, daugiau padirbti. Mergyčio? Ei, mama, pisakė. Nu kaip nors. Eina, aš toliau papizdėlinu. Blas, turbūt neištrauksiu čia gražiai, ne? Kaip tu manai? Nežinau, tu ateisiu pas tave iš kitos pusės, pažiūrėsim, ką gali padaryti. Va, kaip gerai sardanas, lengvai, va, kaip įsėsim. Ką tu čia darai? Aš tai tau siūlau šitą atsisukti. Nu, kaip tu čia Ir tu tai ištrauksi? ištrauksi. Per kur? Čia turėtum gal ištraukti, Ne. Ne? Lyg raktą. Gal aš. Ką? Dabar čia neištrauks, dabar čia tiesiog. Dabar čia. 16. Haris paėmė, ne? Meilė, bimbalam. Gali man anekdotą papasakoti? Nemoku aš anekdotą. Apie savo mašiną gali anekdotą papasakoti. Šitą? Jo. Kaip nors anekdotą. Tu turi gerą anekdotą? Bet ne apie mašiną, čia, O apie bet ką? apie kranistą. Bet dar iš paskui. Papasakok. Tu pat dirba, žinai. Sak, buvo kranis, žinai, jie tipo tas, kuris pavaduotojas, kuris tipo ten ženklais rodo, žinai. Na. Sak, kurva, kaip karšta, nahui, žinai, rodo, sak, pizda, karšta. Sak, paim galau, žinai, tipo paim. Sak, tas taip rodo. Sak, eik tu nahui, sak, paim galau, sak, kurva, tas rodo vėl kranis, žinai. Nulipa į apačią, sak, kurva, tu debilsai, sak, aš tau rodau tamsaus, aš šviesaus alaus, kurva. Nu jo. Reiks panaudoti šitą anekdotą. Geras. Aurelijus Pyšis. Pyšis. Ne, pas tave neapštomė. Aš jau matau, kaip ant thumbnailą galės parašyti. Pirmasis mūsų vlogas ir Aurelijaus anekdotas. Ne, karočią, kaip dabar, kranistas ir tas alaus. Turim po mašiną. Eita. Turim Aurę koilus naujai susidėję. Magistralę stabdžių susidėjęs naują. Peržiūrėk, varžtas, gal nori. Sak, peržiūrėk varžtus. Nėra čia Aurė, ką žiūrėt, viskas čia gerai. Plitokas visą laiką apsimyžęs. Šitie blogai sudėti, jeigu neklystu, turėtų būti iš šitos pusės. Šilo lazerių pjautas. Galiu tik būtų keliai, jeigu supirkinėta bent jau kovą. Čia irgi. Aš kažkada liktai pizdy gavau už tai, kad buvo ne iš tos pusės sudėti, bet negaliu atsakyti. Man kaip visada nėra vietos, turiu apeit aplinkui. Ne, kaip nesai. Bet tą vieną varžtą. Lekiam į orlaivį, sumastėm droniuką pasimti. Bus ką pafilmuoti trasoj. Matysim, kažką išsirinksim. Ką čia turim? Opa, turim naują draugą.
Nusipirkom. Tik dabar teisį reikia. Parodyk, ką čia nusipirkom. Nusipirkom DJI Mini Pro 3 su kombo paketu. Ne viens nesam skraidę, laikysimės teisės. Va. Žiūrėsim, kaip gausis. Labas rytas iš kompaktėlio. Sekmadienio rytas. Lekiu į Šakius, atvažiuoju nuo kitos pusės, Šaiką jau vietoj. Apsiuostinėja, išsikraudinėja. Testuosim automobilius, šiandien visą vasarą nebuvo niekur išvažiuota. Matysim, kaip čia seksis. Svarbu, kad nelytų. Ir viskas bus gerai. Čia toks įdomesnis faktas šiek tiek. Susimoviau su tuo, kad sekmadienį neina techų įleidimo išsiimti. To vienkartinio. Tai tenka alternatyvas rinktis, kad mažiau baudų susirinkti. Varau žvyrkelio. Fucking yeah! Pavyko atvažiuoti. Be jokių problemų. Policija nesustabdė. Šaika jau laukia. Startuojam, pirmą pavarkę, įsibėgam, antrą jungiam ir jau antrą pavarą kažkur galima būti prie krūmų. Iš mandžiuko pasistatom ir varom į klipiną pirmą. Pirmas klipinas, tenai kur 2 pyškis. Ten rekomenduoju ne iš karto pasistatym ir maunu, o pasilaikyti šitam klipinę, kad būtų lengviau pagauti šitą klipą. Šitas klipinas yra fainas tuo, kad čia yra tokia duobė. Tai į pačią žolę neleiskit, nebent esat Andrius ir jam pohui, nes vis tiek parduodat mašiną. Tai čia yra duobė, jos turėtumėt nekabinti, jeigu pataikysit klipiną, o ne už jo. Dina, čia mes esame automobilių drifte. Čia matote labai daug žmonių prisirinkę, kurie nori pasirodymą parodyti. Kas tą raktą? Čia kaip mikrofonas. Gerai, stengam. Mes esame automobilių drifte, žmonės čia atvykę padriftuoti ir kiti pasižiūrėti tuos renginius ir ką galiu pasakyti, įdomu čia. Tai kas domės iš tų sportų, tai domėkit. Super, o klausyk, jau važiavai trasą? Jo, labai važiavau, patiko labai, jaunuolis gerai vairuoja, matosi patirtį turi, bet ir neblogos mašinos, matosi, kad techniškai prižiūrėtų. Taip, čia jau visi pasirūpinę, visi pasiruošę. Kuri mašina tau, sakyk, gražiausia, jeigu vis tiek nužiūrėjai parką, apžiūrėjai, kuri labiausiai akį traukia? Man labiausiai tai nuėjo. Aišku, su ta, kurią atvažiavai, ne, va, pafilmuot, gali patavo, Su ta, kur va, vėžiai, tai labai gera mašina. Super. Gerai, Petrai, ačiū, kad sutikai mus. Iškelį pasivaident pas mus. Malonu matyti tokius žmonės tokiuose renginiuose. Viskas super. Nu ką, Harislovas nulėkė į griovį. Nieko, pirmą treniruotę, svarbu mašinai, viskas būtų gerai. Einam, pažiūrėsim, kas čia gero. Ką? Dar spėjo namų papurkšti? Turbūt, jam čia yra pirma treniruotė. Mašina nauja. Puikiai leidė. Viskas tvarkoj. Apsilopysim ir važiuosim toliau.
Kas buvo? Ne, kaip palikau bamperių į trasą. Šiaip Ne, tu Harį nepalikai, o tu bulvės išariai. Aš mačiau. Visai clean kompaktėlis. šiaip šviežiai surinktas dar. Realiai pirmą trešką. Čia buvo jo. Nu ir kaip sekas važiuoti? Atzakys. Negaila biški M-pako. Buvo kitas užsakytas jau. Jau gamyba vyksta. Tai dabar dar biški pasaugo jo. Nežinau, originalus dar biški. O 2.5? Jo, Nu ir kaip važiuojas? vieną. Aišku, dabar reikia, žinai, programos dar. Jo, Dabar pas mane irgi stovi. Suputė kažką. Nu, taip, ant map sensorių, žinai, paleistus. Jo. Tai dabar dar iki ryčių reikės. Kas tau ten nutiko, kad baltais dūmais apspyliai? Šlankutį kuro trūko, paskui kryzų biškį, užkaitimas. Gerą debis paleidai. Žiūriu, galvoju, užsidegiai. Ne. Čia per kažkurią trepkę būčiau užsidegęs, nes palakėčia ne per pirmą trepkę lamdos tie laidai po apačią, kurį išmetimą įsisuka. Buvo prasitrynė, ten kultūrinta buvo ir nuo ten ėjo čia į pravodkės vilimas visas. Gal tada tai būtų buvę. Kai buvo nuvažiavau iki statų žiūrau, dūmai pradėjau rūpti. O tai pasileisi dar šiandien? Jo. Nu, tai super. Kaip sekas? Haris išmoko labai svarbią pamoką, kad būtina trasą laikyti ne mažiau pusę bako. Jo, nes dabar nebegaliu važiuoti. O turi kurą dar? Ne, turiu gal nebeturiu. Kaip pirmą treniruotę? O ką nuplūkęs, nusušylęs. Labai karštas iš tikrųjų, bet pirmi važiavimai tai buvo tragedija. Nureikiau 3 kartus, per 3 važiavimus į laukus. Neturim galinę bamperę. Priekinę. Einam, apžiūrėsim. Jo, einam, žiūrėsim. Kokį damage padarėm. Tai Koks šiandien damage'as Hariaus pirmąjį treniruotę? pravažiam priekinę buferį. Tai su betraukiant iš griovių iš laukų. Jo, mes ten matėm jau. Tai dar damage, sulaužiam slengsti. Nežinau, gal rasim dalį, nors dar. Sulaužytas. O toliau kaip ir viskas normaliai.
Nu ką čia turime? Turime kad labai baisiai. Oi, senelysai, reikia suvedimo. Pati, iš ko manai, kad bus surinkęs? Gal panašu, kad išvirtimi netraukė. O gal ir šau. Tai pabandom, žinai ką, pabandom. Nu, aš neišmanau labai. Įvažiuosi save. Viskas. Nu jo, čia yra... Sunku pasakyti dabar iš tikrųjų. Žinai, kas yra, gali kas kartą, nes taigi visą tą... Nu, Aurė, žinok, jeigu dabar ant videką būsi ant visas vietą prisimelavęs kas kartą, nu matysim. Taip, iškviestas. Jį reikia gan taip atversti. Ne, greitas. Ne, bet leidžiu tai tikrai. Ne, gerai čia kažkas. Haris čia tiek pridirba, košės privirė, kad net va. Lekiam dabar briefingą klausyt, kad kaip neapsiverst kaip Haris. Ir tam pagreitėjimą vėl pasigaus. Nesakau, kad reikia per 5 korpusus, žinai, saugoti. Tiesiog atkreipkit čia dėmesį, kad davai nenuleidžiam čia ratą, okay? Mes čia visą dieną dirbom gerokai. Ne, vis sorry, nu. Ne, Dėtų galėtų ką pasakyti. Duokit jam, pilot, duokit. Dabar į visus renginius turėsit važiuoti. Dabar kitas renginys bus tvarkymo. Rugsėjo 16 dieną rengsimės ir šiaip viskas ok, galim toliau tęsti važiavimus, viskas ok, tik tai noriu kaip dėmesį į šitą vietą, kad nenuleiskit rato, nes bus Dabar dar labiau bus iš tikrųjų Jo, tas dabar- tolesnis. Tai aš dabar viskas sudėti važiuoju, pasibaigė va šio vakaras. Pirmą treniruotę. Pasidenkit tai 4 kompiuterį. 4. Užteka. Žudysim dar. Kaip man čia laikė? Taikia. O pačią galą pradėjo bėgti, tai supirkėjus. Kaip jau? karšta buvo. Bet nieks nelūžo. Na, šiaip pas mane. Bet nieks nelūžo. Jo, nieks nelūžo, o šiaip tai tikėjausi, kad čia bus labai prasta danga, kad neužteks nei padangų, nieko. Bet važiuokit iš akius, nes trasa labai patogi, smagi ir tų padangų taip nevalgo, kaip susigalvoja. Tai liuks, aš užskaitas. Man visai neblogas sėdės, kaip bloką vieną nunešiau ant pačią galą. Stulpą išrovė išėjo. Stulpą išrovė nunešiau. Hebra sakė, nešiau ilgai šiandien, bet padėjo tą, kad panešti. O šiaip tai viskas tame, viskas akujenai. Padangų gal biškį trūka, nes buvo blogas, atsilupinėja, bet bendrai. Su mašina irgi viskas gerai, bet nenutika. Viskas liuks. Biškį pagarbos įvažiuoja. Nu reikės biškį. Atkelt. Kažkam modų reikės papildyti sąrašą. Tau nevalino, ne? Man irgi nelabai, bet pasirinkti reikia. Dėsim turbą. Ačiū, kad žiūrėjot ir iki kitų kartų, tikiuosi patiko.